Ar tikrai mums reikia stebuklo, kad patikėtume Dievu? Kas neklauso Mozės ir pranašų, to neįtikins, jei ir kas prisikeltų iš numirusių. Tokius žodžius skaitome Evangelijoje. Pagalvokime, mes dažnai ieškome ženklų, taip jau yra, sensacijų, ypatingų įvykių, bet pamirštame, kad pats Dievas jau kalba čia ir dabar. Kuris jis kalba? Kalba šventajame rašte, kalba kito žmogaus akių gelmėje, kurį sutinkame gatvėje, kalba kiekvieno žmogaus širdyje, šeimoje ir darbe. Jis kalba Eucharistijos metu. Bet ar norime išgirsti jo balsą? Ar gebame įsiklausyti jo žodžius? Čia yra klausimas. Tikrasis stebuklas ir didžiausias ženklas, kurio mes ieškome, yra gebėjime įsiklausyti į jį, į jo balsą. Jisai yra arti, jisai visada yra šalia. Bet ar mes norime patirti Dievo artumą ir įsiklausyti į jo balsą? Pamėgink, leisk, kad jo žodis pakeistų tavo gyvenimą ir pažiūrėk, kaip keičiasi visas pasaulis. Palaimintos dienos.